Lietuvoje apie 60% sėklų yra auginamos daigais, kurie vėliau sodinami šiltnamyje ar lauke. Palankiam sėklų dygimui reikalinga tinkama temperatūra ir optimali santykinė drėgmė. Tačiau kiekvienas ketinantis išsiauginti kokybiškų daigų turi atsakingai pasirinkti ne tik sėklas, bet ir žemę. Ar svarbu, į kokią žemę sėti sėklas? Ar augalui pakaks iš šiltnamio atsinešto žemės, ar reikalinga įsigyti specialios žemės sėklų daiginimui? Klausėme ilgametę patirtį, kuriant kompostinės žemės receptūras turinčio mokslų daktaro Leopoldo Juknevičiaus. Durpės tai pirmiausiai turėtų būti nerūgščios, nes jeigu jos rūgščios, tai jos užkonservuoja tiesiog ir labai nedaug augalų gali išdygti durpiai. Todėl, jeigu ruošiamės terpę sėklų daiginimui, taip normalių daržovių ten ar kokių gal ir specialių, tai reikia apie tai pagalvoti, ką mes ten sodinsim. Bet kaip taisyklė ir mūsų ruošiama žemė kambariniams augalams, kur skirta daigams, ten yra durpės nurūgštintos, tai yra mišinys aukštapelkių ir žemapelkių durpių, kurios yra nurūgštintos, reiškia, kalkėmis. Todėl tenai yra pakankamai geros sąlygos dygti sėkloms. Ir žinoma, jos yra smulkiai išsijotos, pūrios. Ir jeigu jas laikysim pakankamai tinkamai temperatūrai, sėklos vystosi labai greitai. Visiems augalams augimo sąlygos yra panašios. Žemė turi būti puri, kad sėkla galėtų lengvai sudygti, kad jos dygimui ir augimui netrūktų drėgmės. Juknevičiaus komposto gamybos įmonėje žemė ruošiama taip, kad atitiktų augalų augimui reikalingus poreikius. Nebūtų pertręšta, turėtų optimalų drėgmės kiekį. Tai skatina augalą išleisti kuo daugiau šaknų ir išauginti tvirtą ir sveiką daigą. Specialistai pastebi, jog sėklų daiginimui naudojant žemę iš šiltnamio, kur buvo auginami pomidorai, ar iš lysvių, kur buvo auginamos bulvės, galite pernešti ligų sukėlėjus ir užkrėsti daigus. Mes jau nemažai metų dirbam su šito terpe. Ir žiūrim, kaip ir patys turim ir šiltnamį, kur atliekam bandymus ir reaguojam visus, reiškia, pageidavimus žmonių, į pirkėjų pageidavimus, į parduotuvių pageidavimus, ko jos norėtų. Kol kas atrodo, mūsų klientai yra patenkinti šitais mūsų durpių mišiniais, kurie siūlomi būtent sėklų daiginimui. Ypatingai smulkių sėklų daiginimui. Tai visokios gėlės, tiek kambarinės, tiek lauko, tiek daržovės, jas puikiai auga šitoj terpėje. Patyrę sodininkai sėklas prieš sėją mirko įvairiuose tirpaluose, kad paskatintų sėklų daigumą ir augimą. Pamirkytas ar tiesiai iš pakelio paimtas sėklas beriame į daigams auginti skirtą žemę. O biologijos mokslų daktaro Leopoldo Juknevičiaus klausime, kaip sėti sėklas į specialią žemę, kad jos ne tik gerai sudygtų, bet ir daigus būtų nesudėtinga pikiuoti. Sėklas smulkes, kad jiem būtų patogiausiam, reikia jas tiesiog praskiesti, kitaip sakant. Jas reikia sumaišyti su išsijotų smėliu, galima su pelenais, kad jų tas sėklų lygtai tūris būtų didesnis, bet iš tikrųjų tų sėklų būtų mažiau. Tada lengviau jas paskirstyti tolygiai. Jeigu šito mes nepadarysim, tai bus labai nevienodai pasėtos sėklos. Bus kur kliuvo, kur nekliuvo. Tokias sėklas tiesiog reikia po vieną gražiai paskirstyti ir jas pasėti taip, kad jos turėtų vietos augti. Tiesiog po kiekvieną sėklytę galima padėti jas, kad jos turėtų erdvės jos. Kada mes jas padedam, tada jas reikia truputį tiesiog, galima rankom, pirštais, galima kokių podelių ar lėkštelę, jas įspaus dar į žemę, kad labai būtų geras kontaktas tarp žemės ir tos sėklos, nes ta sėkla turi iš tos žemės, iš terpės, reiškia, traukti drėgmę, kad jinai išbrinktų ir galėtų dygti. Tai kada mes ją prispaudžiam, bet paprastai darot, kaip ir pomidorų sėklas, to nepakanka. Reikia būtinai dar užberti, pavyzdžiui, galima tos pačios žemės prasijoti, dar geriausia būtų smėlio, reiškia, ir per kažkokį tai sėtuką tiesiog dar padengti kokiu 2-3 mm storio sluoksneliu, kad jos būtų uždengtos. Ir taip pat reikėtų ne iš kokio ten arbatinuko ar ten kokio kito indo, bet reikėtų papurkšti tiesiog iš pulverizatoriaus, jeigu jo neturim, galim net burną papurkšti. Visą paprastai tie siuvėjai labai moka gerai purkšdama, bet yra ir pulverizatorių, kaip papurkšti, kad tų sėklų neišblaškyti, kad jos ten, kur jos paguldytos, ten, kur jos jau yra, kad jos ten ir liktų. Sėklas pasėjus, kada norime savo indelį suskirstyti į kelias, reiškia, atskiras vietas, tada gerai tas
tas skirtukus ar pertvarėlės, o taip įstatyti, kad žinotume, kur kokios sėklos pasėtos ir dar ant tos pačios pertvarėlės labai patogu yra užrašyti, kada pasėta ir kas pasėta, nes taip atrodo, kad viską liktai žinai, o po kurio laiko gali ir pasimiršti. Va, šitaip suskiršius mes jau galim tada uždengus polietilene plėvelę, padedam sėklas kažkur tai šiltoj vietoj. Jeigu tai kambarį, tai gali būti netoli nuo radiatorius. Atsiminti reikia, kad kol sėklos neišdžiūvusios, jas visiškai nebūtina laikyti šviesoje. Jos puikiausiai gali būti po stalu, kažkur tenai, reiškia, tokiai mažai apšviestoj vietoj. Svarbu, kad jinai būtų šilta ir kad būtų apsaugota nuo per didelio garavimo. Nu, žinoma, kai sėklos jau pradės dygt, tada jau reikia keltis į šviesą. Jau vasario mėnesį patyrę sodininkai žino, ką ketina šiais metais užsiauginti savo šeimai ir kokias sės daržovių ar gėlių sėklas. Tinkamai pasirinkę ir specialią žemę daigams, užsiauginsime sveiką ir skanų derlių. Juknevičiaus komposto gamybos įmonės Žemė daigams prekiauja didieji prekybos centrai ir specializuotos sodininkų parduotuvės.